Šią savaitę buvo minima pasaulinė aplinkos apsaugos diena. Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose kompiuterinio tyrimo skyriuje mes sutikome daktarą Albiną Mastauską, kuris jau 15 metų vadovauja radiacinės saugos centrui ir rūpinasi, kad aplinka, kurioje tyriami ligoniai, kurioje dirba medikai ir vieniems, ir kitiems būtų saugi. Aplinka plačiaja prasme tai yra gamtinė aplinka, tai yra darbo aplinka, gyvenamoji aplinka ir aišku, kalbant apie jonizuojančių spinduliuotę medicinoje, vėl reikėtų kalbėti ir apie dirbančiųjų saugą, ir apie pacientų saugą. Mūsų uždavinys iš tikrųjų yra užtikrinti, reglamentuojant, kontroliuojant, kad dirbantieji dirbtų saugiai. Pirmiausia atsako, aišku, darbdavys, tas, kuris ligoninės vadovas, jeigu kalbėti apie ligoninę, kad viskas būtų atitiktų teisės aktų reglamentavimą, reglamentuotus reikalavimus, o mes žiūrim, kaip tai realiai. Ir kitas aspektas, ką mes labai pergyvenam ir iš tikrųjų skiriam didžiulį dėmesį paskutiniais 10 metų, tai yra pacientų apšvita. Ateinant naujom technologijom, tai kompiuterinė tomografija, branduolinė medicina arba spindulinė terapijoje, dozės pacientų, aišku, didėja lygiai taip pat, kiek vystosi technologijas. Tačiau bet kurio atveju mes renkame žalą naudą. Jeigu jonizuojančią spinduliuotę teoriškai gali suteikti ir žalą, tačiau nauda, kurią gauna pacientas, jam diagnozuojant susirgymą arba gydant atskirus susirgymus, tai yra žymiai didesnė negu ta žala. Gerbiamas daktarė, vis randame vienokios kitokios informacijos apie mobilių telefonų įtaką žmogaus sveikatai. Ir štai aš prieš keletą dienų vėl radau duomenis įvairių pasaulio neurologų, amerikiečių, švedų apie tai, kad mobilus telefonas yra nuostabus dalykas, bet turi būti naudojamas su saiku, kadangi vis dėlto tos bangos, kurios eina į mūsų smegenis, turėtų būti dozuojamos. Kokia nuomonė jūsų kaip žmogaus, kaip gydytojo, kaip direktoriaus? Iš tikrųjų nėra atsakyti aiškiai, ar tai pavojinga, ar tai nepavojinga. Todėl aš pritariu tom nuomonėm, kad viskas turi būti reglamentuota, ribota ir viskas naudojamas su protu, kaip mes kalbam žmonių tarpe. Tai ir mobilaus telefono panaudojimas, ypatingai, kada jis neaiškus, ar jis veikia, ar jis neveikia, aš manyčiau, jį reikėtų labai riboti. Pirmiausia, riboti vaikų amžiui, paauglių amžiui. Sakyčiau, tie, kurie serga širdies kraujagyslinės sistemos ligomis, kas gali įtakoti jų sveikatos pablogėjimu. Kad elektromagnetinės bangos visumoje veikia į sveikatą, tai jau yra įrodyta ir čia neginčinti. Klausimas eina, kiek veikia mobilių telefonų keliamos elektromagnetinės bangos. Todėl mano patarimas iš tikrųjų būtų naudoti protingai, naudoti ribotai, ne taip kartais, kai pastebi kalba valandą, 2, 3, tas telefonas įkaista, net ir, sakyčiau, ir ausis įkaista. Tai yra jau nebesveika ir manyčiau, kad tai yra negerai ir to reikėtų vengti. Centras mūsų kaip tik atšventė 15 metų savo jubilėjaus. Ketvirtadienį, kaip minėjau, laikė konferencija skirta tam renginiui. Mes džiaugiamės, kad tikrai pasiekėm nemažų tokių gerų rodiklių, gerinant tą radiacinę saugą Lietuvoje. Ir atsiliepimai apie mūsų centrą yra tikrai tokie geri ir aš džiaugiuosi, kad tikrai profesionalas mūsų žmonės kolektyvo padeda mūsų kolegam dirbti tą darbą, kurį mes kartu turim padaryti. Nuoširdžiausias sveikinimai. Ačiū labai. Džiaugiamės, kad jūs esate ir dėkojam, kad rūpinasi mumis. Tai stenkimės ir toliau tą tęsti.